Sveiki, su jumis sveikinas Gamirksas ir šiandien bus ProTitler pamoka. Visų pirma, nueiname į Media generatorius. Paspaudžiame ant empty teksto ir nutempiame jį čia. Pasitenkite viską kopijuoti kaip ir aš. Tai Čionais yra jūsų frame dydis, tai yra video dydis. Čionais yra preview, tai čia šitas va pakrantė ir custom color. Šitas kvadratėlis reiškia, kad jūsų tekstas čia yra apribojimai teksto, kad jeigu parašysim, pavyzdžiui, čia tekstą ecolor.lt, jisai sutūps į televizorių. Jeigu bus už ribų tekstas į televizorių nestūps, čia televizorių. Čia galima didinti tą safe area, tai yra televizorius, taip pat dydį. Čia galima pakeisti spalvą, jeigu norit. Taigi. Čionais, taip, jeigu norit susikurti tekstą, visų pirma, galite spausti ant kryžiuką arba 2 kartus ant vidurį šito juodo kvadratėlio. Galite parašyti savo norimą tekstą. Pakeisti norimą fontą. Ir galite jį tiesiog čia visaip redaguoti, čia mes galite prasidėti gradient ir taip toliau. Spaudžiate skip, kad galėtumėte prieiti prie efektų. Čia yra transform, jūs galite jį naudoti čionais. Galite pasidaryti gražų tekstą visai. Galiu pasakyti. Kažko nepavyko, kažkas pakitė. Aš spaudžiu Ctrl+, jeigu kas nežinot. Taip. Darykim tokią spalvą. Ir nutimkime čia. Gaunas taip. Bet kadangi man tokia spalva nelabai prie širdies, darysime tokią. Oi, raudoną biškį. Tokia ir tokia. Jūs galite užblurinti, aišku, tekstą. Čia mano mėgstamiausias variantas. Galite naudoti efektus, kokius norite. Čia visokie, pavyzdžiui, rotatyvo daryti. Galite taip daryti. Visai, aišku, galite daryti. Nes yra lengva redaguoti viską. Galite versti, čia galima sakyti kaip 3D jau gaunas. Nereikia ten tik malti šūdo. Atsiprašau. Negu ten motion. Tam šitam track motion. Taip, jeigu norite susikurti tiesiog nesveikai gražų tekstą, sekite mane. Einate į collections, pasirenkat kokį norite. Pavyzdžiui, aš norėčiau šito, flying.
Tada, kai turite šitą jau, gal nusimdė Brown Fox. Jeigu jūs norite savo vardą, spausite 2 kartus ant The Brown Fox, nuvedė šiek tiek timeline iki 4 sekundžių, 3 sekundžių. Parašyti savo norimą tekstą. Atsiprašau, man čia nesloga yra. Sumažinant. Redaguoti kaip jūs norit čionais. Nesekit manęs. Aš darau tik pavyzdį. Fill color. Aš naudosiu gradient. Taigi spaudžiu exit. Spaudžiu exit. Ir turiu transform effects layout. Kadangi aš norėčiau biškį kaip ir tokio. Ir norėčiau gradients. Spaudžiat gradients. White, orange. Ir add effects. Tada turite gradient fill paspaust, jeigu norite, aišku. Pasirink savo norimą spalvą. Aš dažniausiai darau... Oi. Per daug biškį nuličiau. Aš dažniausiai darau su bluru, nes man žiauriai praeina. Visur tinkamas tas bluras yra. Turite taip. Jeigu norite pridėti daugiau efektų, pavyzdžiui, tokių. Čia yra labai daug efektų, galiu pasakyti. Čia galite tą tekstą, kaip norit padaryti. Oi, atsiprašau. Neskauna. Čia reikia daryti taip pat, kaip ir čia padariau, pavyzdžiui, atrodo, kad reikia čia pridėti, jo. Čia reikia pridėti. Pavyzdžiui, pabandykim. Taip. Taigi, išėjo mums gražus tekstas, manau. Viso gero, laukite kitų mano tutorialų. Jeigu teigiam bus komentarai, kad man pavyks daryti tutorialus, padarysiu montažą video. Viso gero, su jumis buvo Gameriksas. Šitas video skirtas color.lt tinklapui.